Kai tik išvažiavau kast, saulė išlindo. Ir įdomi vieta Pantera, T7, T26, Žemaitija, netoli autostrados, va šiek tiek informacijos. Reiks pašlifuot iki kokių 9 vakaro arba 10. Tai bus įdomu pažiūrėti rezultatą. Koks sklepas! Rūsys. Tai apie rūsius tik tai geriausi prisiminimai. Neatsimenu, kiek tų rūsių buvo, 5 ar 10 šarvų pribetonuota, rėmų sunkvežimių, motociklų rėmų. Čia toks gražuolis įėjimas. Tai visokių karinės technikos dalių, tankų, šarvų, sveikų bortų, BT T28. Ir visokio kito gėrio. Kažko dar aš mačiau tuose sklepuose. Kam čia tos pasakėlės? Kažkam pakabinti. Kuo tokio super įdomaus, mega įdomaus esu radęs rūsiuose. Galvoju dabar. Žiūrėk, dar kažkokie pamatai. Ne tas Triumfo 500 motociklo karinio bakas. Buvo ten labai įdomus variantas. Nu ir 28 šarvai. Irgi super. Rūsiai. Automobilių. 20 metų automobilių. Tiltai buvo, turbūt kokia tai Ford A ar 30. Ir viso kitokio gėrio. Sodas, senos obelis, vaismedžiai tai ženklas yra, kad buvo gyvenimas. Ypatingai gerai, jeigu tas gyvenimas buvo kalvio. Tankys tokia. Tada ten bus tankų lobiai. Tų lobių šiandien ir paieškosim. Tai turbūt dar puikesnė diena, kada tu nuo ryto įsikrauni šarvą BT7. Ryte va nupirkau iš bičiulio šarvą. Ačiū tau. BT7, kairės pusės galinis. Neblogas, aš galvoju, kad jis be trūkumų. Dailus, lygus, su tvirtinimais. Neplėštas, gerulis šarvas, tai mes šiandien šarai su tam tiesiog vaikščiosim, atsipūtę, atsileidę, jau laimikį turėdami bagažiniai. Va toks saulėtas, puikus mūsų šiandien sekmadienis. Kiekvieną čia šudnikį
nenufilmuosim, velenų motociklų yra. Čia kažkoks paleidėjas, puskačius liaudiškai. Kiek suprantu, nelabai toks stambus. Sunku man pasakyti. Į traktorius labai nesigilinu. Čia tolimės nuo civilizacijas, ar ne? Ir va, ten toks sodybinis, gražus didelis ąžuolas, kurio dabar realiai nematom. Kaip visada yra obelų. Nu, sodybos aktualu, jos duoda kažkokių tai lobių. Kartais. Kas čia? Agregatas. Kažkoks padėtas. Matyt, mūsų laukia. Kas čia galėtų būti? Bėgiu rankeną šiek. Aba! Variklis kažkoks. Va, yra užrašas. Ai, rusiškas, HTZ. HTZ работаешь. Bet tai palauk, kiek čia cilindrų? 2 cilindrų, čia kažkoks paleidėjas. Irgi puskačius, šiandien puskačių dieną. Matai, kaip padėta, girdi, kiek čia jisai? 80 kg sveria. 2 cilindrų. Bus gal kokia stalinėca, aš nepažįstu jų. Taip gerai. Gal kokia stalinėca, paleidėjas. Geras, ne? Taip va sėkmingai mes galim rasti štuką variklį. Šiek tiek didesnis bus. Reikia taip paieškoti. Ложная тревога. Vėjas toks, nu, šiandien šaltas. Realiai nesitikėjau, toks šiltas buvo pavasaris. Kaip diena, kaip ir į pabaigą. Vakarėja. Gal paskutinis radinys jau. Matai, auksas. Matos. Gal ir paskutinis. Lašų negavo. Kiek čia fokusuos? Va, matos. Šitaip. Šitaip. O, yra viskas. Vytis. Okei. Matai metai. 25. Nu. Maža monetėlė. Pabaigai. Puiku.